Čia dabar norėsiu parodyti tokį atvejį, kada mes turėjom visai naują klientą ir mes atlikom manam paslaugas, kurių mes anksčiau nesam niekam fakturavę ir siuntėm. Dėl to mes turėsim užregistruoti naują klientą, naują produktą ir išsiųsti pirmą faktūrą tam klientam. Tad jungiamės prie mūsų vartotojo ir pirmiausias reikalas dabar yra susikurti naują klientą. Spaudam į kundę, įvedam pavadinimą, įvedam įmonės kodą ir adresus. Kontaktinis asmuo bus Taurė Dal, telefono numeris bus toks ir e-mails. Mes susikūrėm klientą, kad nieko anksčiau neturėjom, ir mes taip pat žinom, kad mes turėjom suteikti manam paslaugą, kuris nėra pas mūsų čia paslaugų sąraše. Tokiu atveju tada mes spaudam New Product ir numeris tada bus 112, pavadinimas Likenschlag, tai būtų skardos skardinimo darba. Tas pas mus kainuoja, tarkim, 250 kronų, standartinis 25% PVM lagre. Turėjom klientą, turėjom paslaugą, dabar mes galim atitaisyti prie loginių faktūrą. Čia pasirinkam mūsų klientą, kontekst susikurta, lokelė VORREF arba DRSREF, tai yra tiesiog nuoroda į kažkokį konkretų objektą, kas prikalboti darbą atliktą. Tai jeigu ten yra kažkoks tai vienas fizinis koks nors asmuo nedidelis darbas, tai paprasčiausiai tokių dalykų net nereikia, o didesnis firmas jau nus prašo, kad tai būtų rašytas kažkoks projektų pavadinimas, o tai dažniausiai galbūt, pažiūrėjau, tarkim, ten Storhus į Drammen. Ir čia pasirenkam datą, kada mes norim, kad faktūrą apmokėtų. Pagal nutilėjimą būna 2 savaitės. Mes esam sutarę, kad apmokės mums per 10 dienų, pažiūrėjau. Ir tada mes rašom, kad mes darom 25 valandas. Mes atlikom skardinimo darbus. Pradeda rašyti į tam lokelį, iškart yra pasiūlymus. Tai iškart rodo, kokį galime įmesti mūsų paslaugą. 250 kronų, 25 PVM skaičiuom. 25 valandas, sudaugant gaunasi 6250 be PVM ir 7812 su PVM. Spaudėm lagerį faktūrą. Dabar ta faktūra išsaugota pas mūsų sistemas, bet kad išsiųsti savo klientų, tai mes turėjom PDF faktūrą dabar čia sukurti. Spaudėm Last Need ir tada mes galim išsaugoti, tarkim, faktūras lagerį. Dabar mes turėjom išsisaugoti PDF formatę ton faktūrą. Žinom, kur išsisaugojom. Ir tada mes galim ton faktūrą paskui prisekti prie elektroninio pašto ir išsiųsti elektroniniu paštu.